Brangus Užupio radijo klausytojai, toliau žaidžiam stiklo karoliukais ir dabar ieškosim šviesos. Misterijos meistro pokalbių serijos knyga Šviesos beieškant. Tai knyga gal biografinė, čia kaip pristatymas toks. Tai knyga, kurioje autorius aprašo žmogaus kelią ne nuo tikslo iki tikslo, bet nuo prasmės iki prasmės. Čia neatsisakoma gyvenimo turgaus, tiesiog panyrama vis giliau ir giliau, kol galiausiai pasiekiama gyvenimo šviesa. Knygoje atskleidžiamos žmogiškos vertybės, kai mokomas iš paties gyvenimo ieškant šviesos. Kiekvienas turime šansą vieną kartą pereiti į kitą pusę, į kitą gyvenimą. Mėgaukitės kitokiu gyvenimu. Tai va, toks pristatymas ir, kaip aš suprantu, čia yra autoriaus Igorio Kalinausko tarsi gyvenimo aprašymas, kaip jis dagyveno tokį gyvenimą, kad iki pat šviesos. Jo, čia yra kaip tik tai autobiografinė knygelė, kuri yra apie autorių šitų knygų, kurias mes pristatinėjame ir kurias leidžia Misterijos meistras. Manau, kad jinai yra įdomi tuo, kad šitoje knygoje galima matyti, kad to žmogaus gyvenimas, jisai visiškai atitinka tai, kai jis rašo knygose. Kad tai nėra profesorius, kuris analizuoja Platoną, Sokratą ir kitus Freudą, Fromą ir dar kažką, tai ir bando jų mintimis kažkokias tai idealias tiesas rasti. Tai yra žmogus, kuris yra praktikas. Jisai praktikas, nes visą tai jisai savo gyvenime išbandė. Ir tai tuo galima įsitikinti, perskaičius tą knygą. Nes jinai yra parašyta gan patrauklių stiliumi ir tai yra, kaip ir bet koks autobiografinis romanas, jis labai įdomus, jis pilnas įvairių smulkmenų apie žmogaus gyvenimą, bet jisai parodo tikrai, kad tas žmogus gyveno taip, kaip jis apie tai rašo. Ir tai yra labai įdomu, kad tikrai tai yra realu, nes didelė dalim tos idėjos mums atrodo nerealizuojamos. Ypač tos idėjos, kurios tarsi tokios aukšto lygio. Ir atrodo, kad ne dabar, ne čia, gal kažkur kitur, rytuose, ten aukštuose Tibeto kalnuose, aš galiu patvirtinti, buvau ir Tibeto kalnuose ir dar kažkur ten irgi gyvena žmonės, gal jie, sakykime, daugiau rūpinasi savo vidiniu gyvenimu, bet tai tik tai jų pačių dėka, jie gimė toj civilizacijoje ir tas jų rūpinimasis yra jų rūpinimasis. Nieko ten, tokių, sakykime, paprastų žmonių ten irgi tiek daug, tik tai jie gal nedirba šitą ofisuose, jie gano gyvulius ir kitoks ūkis, kitas gyvenimo būdas. Jo, tai yra kitoks gyvenimo būdas. Ir aš neseniai skaičiau, kadangi Igoris Kalinauskas pats didelę dalį gyvenimo praleidžia Rusijoje, yra išleista knygų toks ciklas, vadinasi Chroniki Ruskai Sanesai. Yra irgi autobiografiniai aprašymai apie įvairius dvasinius ieškojimus, kurie prasidėjo tais priespaudos sovietiniais laikais. Ir labai įdomu, ten apie ir karatistus, budistus, krišnaitus ir sufijus ir taip toliau, ir kaip tai atrodė Rusijoje. Aišku, tai yra labai linksma, dėl to, kad degtinė liejasi per kraštus, keiksmai ir visas tas susijungia su maldom. Tai yra tai, kaip tas ruskai karate nazivается, vadinasi tas dalykas. Ir dėl to čia irgi yra labai įdomu, kad visos tos netgi idėjos, kurios sutinkamos kažkokiuose tekstuose, rytietiškose tekstuose kaip dvasinės idėjos, jos yra realizuotos labai žmogiškai, labai materialiai, labai gyvenimiškai ir čia pat visai netoli ir nereikia ieškoti Šambalos, nes jinai ta Šambala čia. Ja, aš prisimenu šitą knygutę, kaip ten Gurdžijevo mokytojai beieškant, ten irgi aprašytas kelias mokinio, kuris ieškojo Gurdžijevo mokinių, pas niekad nematęs Gurdžijevo, tik tai mokėsis pas jau pasiekėjus. Ir jis ten apeina, susitinka su jo mokytojais, ten keliauja per rytus, per dykumas, su meistrais, ten su visiškai ten kilimų audėjais, sufijų pasaulis visiškai ten nuo Jeruzalės iki Bucharos, nuo Samarkando iki, grina mistika. Ir finaliai jam paskutinis jau šeichas pasako, žinai, ten važiuok ten ir ten į tą savo gimtąją Prancūziją ir ten tam miestelį, ten surasti savo mokytoją ir ten tas miestelis pasirodo, ten už 10 kilometrų nuo ten, kuris gyvena. Jis vėl atsidūrė ten pat, nuo kur pradėjo. Ta prasme, kad čia istorija sutinkama labai dažnai ir daug žmonių apie tai papasako. Iš tiesų tavo mokytojas yra šalia tavęs. Jeigu tu tikrai jo ieškai, jeigu tu ieškai kažkur tai Tibete, tai tu turi ten važiuoti, bet jeigu tu ten nevažiuoji, vadinasi jisai čia. Prasme, kad jisai nebūtinai kažkur labai toli būti. Ir čia ir yra toje knygoje pagrindinė idėja, kad visas tas idėjas, netgi aukšto lygio tas idėjas, dvasinio pasaulio idėjas, jas galima realizuoti čia ir dabar. Tu gali rasti tuos mokytus, kurie parodys, kaip galima europietiškose, tiesiog tame gyvenime, kurie mes dabar gyvenam, neišeinant iš jo, nekeičiant, nenusikėpant plaukų, nenusidažant
kažko tai tenai ir nenešiojant kažkokių tai papildomų atributų, galima viską tą patį pasiekti paprasčiausiai. Galima viską jo pasiekti. Galima ir tai daryti, ir irgi pasiekti, tai nekliudo, tai yra formos. Tai yra formos, tiesiog tai yra, sakykim taip, skonio reikalas. Jeigu jums labai norės nusiskūsti, tai čia ne problema. Tai nedraudžia jau. Čia tikro karoliukų žaidimas to tikrai nedraudžia. Jeigu jums atrodo, kad taip tokia forma priimtina, bet man taip patiko, aš nežinau, kažkaip tai gal toks iš esminių, kad kiekviena forma yra tuščia ir kiekvieną formą galima užpildyti. Ir tas turinys, kurį tu užpildai formą, tai yra tavo subjekto valios reikalas. Tu turi savo... Aš užpildau savimi ir dėl to tos formos nebūtina ieškoti naujų egzotiškų formų. Tos formos yra, prašau, gyvenimo formų pilna. Esminis dalykas, kad jos kol kas tuščios, jas galima užpildyti įvairių turinių. Net savo tą darbinę vietą galite užpildyti visai kažkokį kitokį. Jūs dabar sėdite ten kažkur darbe arba važiuojat mašinoje ir galit, gal jums vairavimas yra tik tai vairavimas, vargas, to gali tai būti džiaugsmas, pavyzdžiui, vairuoti namo. Jo, kaip ta žinoma pričia, kad kada mokiniai paklausė savo meditacijų meistro, ar galima rūkyti ir medituoti. Vienas mokinys paklausė, jam pasakė ne. O kitas mokinys paklausė, ar galima rūkant medituoti. Jam pasakė taip. Dėl to, man atrodo, medituoti galima rūkant ir nebūtina mesti rūkyti. Jo, taip, kad visą apimčią, manau, kad pasipiktins visi antirūką. Aš irgi nemėgstu, kai rūko man prie manęs, bet čia klausimas apie kitką. Jūs įsiklausykite skambėsi. Ta prasme, kas yra pirmiau, ar meditacija, ar rūkimas. Tada jau suprasite. Ar tai yra reikalinga, ar reikia medituoti ir valgyti mėsą, ar galima valgyti medituoti. Dar noriu tiesiog prisiminiau apie manipuliaciją, kurią žmonės daug kas sako ir apie kokiais žmonėm galima manipuliuoti. Kad iš esmės žmogus, kuris subjektyviai yra pats savim patenkintas, kuris džiaugiasi savo būtim, tai juo negalima manipuliuoti. Laimingai žmonėm negalima manipuliuoti. Ir čia ir toks trumpa ištrauka iš to, kuris tas žmogus dar aišku absoliučiai nežino, kaip yra iš tikrųjų. Jam sakoma, štai taip, gerai, tegul bus taip. Tu neprincipingas. Gerai, aš neprincipingas. O koks privalau būti? Nežinau. Tu neturi idealų? Ne, juokės. Aš visiškas savanaudis. Noriu nueiti dvasiniu keliu. O kas ten bus? Nieko nebus. Ir tai nuostabiausia. Nieko? Kaip nieko? Na nieko. Kaip? Na nieko. Kaip tai nieko? Tai čia toks trumpas pristatymas, kaip sunku susišnekėti su iš vidaus subjektyviai motyvuotų žmogum, kuris eina pagal tą šviesą, kurią jis mato iš pats savo vidaus. Bet tai čia tiesiog, kai jūs paklausite jo labai apie jo subjektyvius dalykus. Taip, išoriškai jisai gali būti visiškai labai įvairus ir visiškai funkcionalus, o ne Rimvydai. Taip, tai yra tavo mokytojas, jisai gali būti čia pat kaimynas tavo laiptinėje. Jo, tai nefunkcionalumas ir ne žmogaus, kaip sakant, iškritimas iš sociumo, tai irgi nėra dvasinės kažkokios vertybės arba savybės. Marginališkumas tikrai nėra dvasingumo požymis. Čia gal tas yra momentas, reikia akcentuoti, kad žmogus gali būti visoks ir jis gali būti visaip apsirengęs ir tai, kaip sakant, tai neįtakoja jo dvasingumo. Tai yra dvasingumas gali žmogus, jeigu žiūrėti į subjektą, jis apie kitą subjektą, jis beveik nieko negali pasakyti, jeigu neturi bet minimalios empatijos ir panašiai. Taip, tiesiog tokie žmonės dažniausiai vienas kitą pamato. Jiem nereikia išorinių požymių, jie vienas kitą pamato, kad pas mane yra subjektas, pas tave yra subjektas. Mes vienas kitą matom, kad mes turim subjektą. Bet tas žmogus, kuris neturi subjektų, kuris ištirpęs tose socialiniuose reikaluose, jisai gali nepastebėti to žmogaus, kuris šiuo metu neištirpęs ir yra subjektas. Dėl to matymas jisai, kaip Tartangas Tulku teisingai sakė, kad mažam matymui nesuprasi didelio matymo. Dėl to yra šitie lygiai apimtys dydžiai, kurie irgi duoda papildomas galimybės matyti ir daryti. Tai klausykit dar mūsų po pertraukėlės, trumpai dar pristatysime pačią naujausią šios serijos knygą.